Sveiki mokytojai, kuriems rūpi, o tokiais mes galime vadintis todėl, kad mums ne vis vien, kaip mes kalbame su vaiku. Apskritai, pedagogas yra ypatingas žmogus, gebantis užmėgsti ryšį su kiekvienu vaiku. Ir per savo praktiką supratau, kad yra net keletas skirtingų elementų, kurie padeda tai padaryti sklandžiau. Pirmas, kreipkitės į vaiką vardu. Mokyklos pasaulyje yra tiek daug eilių, sąrašų, numerių, pavardžių. Vardas lieka tas toks tiesus kelias į žmogų. Ir apskritai, juk mums visiems yra malonu girdėti savo vardą. Antras, vengti mažybinių žodelių. Aš žinau, kad jų visiškai neišvengsime, tačiau bent jau sumažinti. Nes kai net penktokui mokytojas sako, žiūrėk, duosiu dar vieną užduotėlę, čia pasikelsim vienu baliuku ir pažymėlis bus aukštesnis metų pabaigoje, sukuria atstumą, o ne priartina. Ir paaugliai nori būti lygiaverčiai, tai kalbėkime su jais kaip su lygiaverčiais. Trečias, nemoralizuojame, o sprendžiame problemas. Vietoj, aš tau daviau visas galimybės pasitaisyti, tu eilinį kartą nepadarei užduoties, tu eilinį kartą nepadarei namų darbų, aš nesuprantu, kaip tau daugiau padėti. Išversti į problemos sprendimą. Žiūrėk, aš tau net daviau kelias galimybės pasitaisyti, tačiau tu jomis nepasinaudoji. Kaip galėčiau tau padėti? Kaip galėtumėm išspręsti šitą problemą? Taigi, aš įsivaizduoju, kad klausimų kyla daugiau nei atsakymų, rašykite juos po šiuo įrašu, dalinkitės, mėkite, sekite mūsų puslapį ir likite rūpestingi.